Gavau tokį įdomų klausimą, kokia baleto trupės hierarchija teatre. Pats žodis hierarchija čia netiktų, nes hierarchija tai apie pavaldumą ir svarbą. Artistai trupėje nėra vienas kitam pavaldus ir visi tikrai svarbus. Bet vis tiek tam tikra tvarka ir lygmuo yra. Pradėkime nuo viršaus. Aukščiausiai prima balerina. Jeigu tai vaikinas, tai primarijus. Tai prima pagrindinė trupė šokėja atlieka svarbiausius solinius vaidmenis. Tačiau yra dar vienas labai mažai kam žinomas ir labai retas titulas prima balerina assoluta. Šiandien dienai retai net naudojamas. Jis skirtas išskirtiniam balerinom, kurios laikomas ne tik teatro, bet ir viso baleto pasaulio legendomis. Tai labiau garbės titulas, suteikiamas už visą karjerą jos pabaigoje. Toliau solistai. Tai šokėjai, kurie šoka solo numerius, bet ne pačius svarbiausius. Sekantis korifėjai. Jie tarsi tarpinė grandis tarp solistų ir kardebaleto. Jie gali kartais išsiskirti iš bendro vaizdo, gauti mažus solo vaidmenis. Ir galiausiai kardebaletas. Tai didžioji trupės dalis. Jie šoka sinchroniškai, kuria bendrą vaizdą, linijas, formą. Be jų nebūtų viso baleto paveikslo. Kartais tai daug sudėtingiau negu solinis vaidmuo. Baleto profesionalai ir žinovai trupės lygį ir stiprumą vertina pagal kardebaletą. Baletas ne vienas žmogus, o visa sistema ir kiekviena grandis yra labai svarbi.